Kokio velnio eiti tą televiziją, aš nesuprantu. Na, žinai, čia yra asmeninis pasirinkimas. A tu eitum? Žiūrint, koks tikslas. Asmeniškumais nežinau, ar dalinčiausi. Ne, turbūt ne. Na, bet jeigu, pamokėtų, eitum? Tai tu nori pasakyti, kad jie dar ten pinigus gaus? Nu, ką žinau, nu tai gal ir moka, ką žinau, aš nežinau. Neblogai. Nu tai, o tai ko, eiti, jeigu ne dėl pinigų, ko į tą televiziją lysti? Kad žmonės pamatytų. Kokie žmonės? Kas žiūri tą teliką, eikti? Visi žiūri. Nieks. Šiaip tai visi žiūri. Tik tai sako, kad nežiūri. Pasirodo, visi viską yra pamatę. Aš tai nežiūriu to teliko. Man nereikia. O ko tau tas telikas užkliuvo? Nieko neužkliuvo. Šiaip yra geresnių būdų praleisti laiką. Va, pavyzdžiui, scrollint telefoną gali visą dieną. Tai tu nori, kad tavo medalį už tai užkabintų? Nežiūri, tai nežiūrėk, nieks tavęs neprašo. Telefonė scrollint. Vat scrollint telefonį ir girtis, kad nežiūri teliko, yra tas pats, kas vartot narkotikus ir girtis, kad nerūkai. Oho. O. Prasidėjo? Ne, dar kelias minutės. Jaudinos. Ko tu jaudinės, taigi ne tu eini? Tai vis tiek atrodo, žinau, kad jaučiu, ką jie jaučia, žinai. Ko tu juokies? Nu, taigi supranti, kai su kažkuo artimas esi, tai tu kaip ir jauti tą patį, ką ir jie pasidalini jausmais. Išsivalyk popkorną iš dantų. Jausminguolė. Neverta dar valgysiu. Su grėsme! Su meile! Su humoru, patyčia! Paslaptį! Nekreipkite dėmesio, aš atsiprašau, ar gali dabar tarsi šmėklos virsta paukščiais? Taip, tuoj. Atsiprašau labai. Nieko tokio. Laukiau mašinoje, žinai. Nesulaukiau, sakau, ateisiu pažiūrėti, kaip čia kas yra. Ir pridirbau iškart. Nieko tokio, iš ties, juk aš užsilaikiau. Kai dirbu, aš nejaučiu laiko, man skriete praskrieja. Juk ir konkursas ant nosies. Suprantu. Čia kai darbas toks, ne matarką sukinėti. Čia šiek tiek meninis, kūrybinis procesas. Na, tik tai ant laidos jau nebepaspėsim. O, dievulėli, aš visiškai iš galvos iškrito. Labai atsiprašau, Stanislavai. Nieko, ką čia atsiprašinėti. Tai reikia vis tiek, spėsim gal dar? Ne, niekur nespėsim dabar jau. Oi, kur tau čia? O gal čia vietoje koks televizorius yra? Pas budėtoje buvo, sugedo kaip tyčia. Nu tai nieko tada. Kartojimo kokį padaryti. Ne, juk debiutas. Stanislavai, negalima šitaip. Nu tai kad nieko nepadarysi čia. Labai atsiprašau, viskas per mane. Ne, čia ko atsiprašinė. Labai atsiprašau. Šiais laikais dabar pagalvojau, internetas gi viską rodo, tai gal čia galima ir per telefoną pažiūrėti? Iš ties.
Liūnė, kur tu pyksti, aš nežinau. Taip, aš žinau, gerai mėgsti tu tą teliką. Bet yra ir mano nuomonė. Tai geriau kartais tą nuomonę paslaikyti savo, nes jau užkniso, va nervint pradeda. Vieni aiškina, kad mėsa yra blogai, kiti dabar pradeda aiškinti, kad pienas yra blogai, treti glitimo netoleruoja, kitiems telikas užkliuvo. Tai kaip gyvent, paaiškink man. Kaip reikia gyventi. Tai gerai tada nieko nedarykim, sėdėkim, kirmykim, žolę graužkim, tada visiems geriau bus, taip? Liūnė. Telikas yra gerai, telikas yra labai gerai. Kuo gali trukdyti tas telikas? Kaip sėdė ant sofos ir po visą pasaulį šmirinėjai. Ryte rodo, kaip krokodilai ten valgo kažką, po pieto antilopės rodo, vakare lenktynės Italijoje. Kaip tas išradimas gali kažkam trukdyti? Tai aš nesakau, kad jisai man trukdo. Vyrai, kilkit, einam, tuoj prasidės, einam. Einam greičiau. Kur einam? Teliko žiūrėk. Nenoriu šito teliko. Noriu telefoną. Labas vakaras, mėly žiūrovai. Šiandien aptarsime netikėčiausius įvykius meilėje. Taip jūs teisingai išgirdote – meilė. Kiekvienam žinomas, bet galbūt ne kiekvienam pažįstamas reiškinys. A tai ką čia apie jūs bus? Patylėk, leisk žiūrėt. Tai kad čia nėra ką žiūrėti. Laimė, užmušiu. Gerai, tyliu. Šį vakarą mūsų studijoje lankosi du jaunuoliai, kurių meilės istorija turėjo ne vieną ir ne dvi įkalnis, o galima sakyti net tuziną. Tačiau šiandien jie stipresni nei bet kada. Tai jaunavedžiai Vilma ir Deimantas. Labas vakaras. Vika, iš karto noriu perspėti, jeigu prikalbės kažkokių nesąmonių, tai aš čia ne prie ko. Kodėl turėtų? Nu tai šiaudulio. Gi ne kiekvieną dieną televizoriui filmuojas. Tai turbūt ir išbandymų buvo ne vienas. Apščiai žinokit. Kaip kokiam turbūt seriale, kai atrodo viskas klostosi labai puikiai, viskas sekasi gerai ir staiga vėl kažkas nutinka. Tikrai taip. Mes iš tikrųjų su Deimantu patys kartais pasišnekam, kad jaučiamės tai kaip kokiam seriale, kad gyventumėm. Jo, nes ten irgi sezonais viskas gyvena. O sakykit, jeigu jau seriale, tai koks tai būtų serialas? Ar drama, ar labiau komedija? Neįsivaizduoju net. Manau, čia žiūrovai tegul nusprendžia, koks serialas. Gal daugiau komedija kokia, ne? Man tai tokia drama. Man tai dramas daugiau. Nu, kažkaip aš tokia drama. Visko vyksta, ir komedijų, ir dramų. Ir mes tokie dramatiški. Kazį tokį dar turim irgi. Ten dokumentinis gal labiau. Komedija dokumentinė. Šitos jaunuolius, tai mes asmeniškai pažįstam, jeigu ką. Nuotykių netrūko. Oi, nuotykių tai buvo daug. Bet aš manau, kad visi santykiai susiduria su tam tikrais sunkumais ir yra svarbiausia, kaip juos išspręsti. Taip, ir šiaip, kas pas mus paprastai normaliai turėtų įvykti, tai visada gaunas priešingai viskas. Tai stabilumo jūsų santykiuose nėra, bet kaip aš esu girdėjusi, tai kulminacija įvyko visai neseniai. O, jo, turėjom čia tokį, na. Ir mergvakarį, ir bernvakarį viename turėjom. Ta prasme, mergvakarį ir bernvakarį kartu. Nu taip gavus jau kartą. Mergvakaris ir bernvakaris kartu. Įdomu, kas šis organizavo tokį. Neeiliniai sprendimai, sako. Mane į limuziną tokį atvedė irgi staigmeną padarė labai. Kas? Labai smagiai. Tikrai, kultūringai labai. Taip, labai. Šokų daug buvo. Šokų daug. Ir žodžiu, mes visi pabundam ryte ir suprantam, kad jo tai nėra. Deimanto nėra. Taip, aš žinokit, aš buvau visiškam šoke. Aš galvojau, kad praradau su visam jau jį. Tikrai. Deimantai, o tai kas jums buvo nutikę? Kur jūs buvote dingęs? Čia net nežinau, nuo ko dabar pradėti pasakoti, iš tikrųjų. Čia... Tai pradėkit nuo pradžių? Taip, jeigu nuo pradžių, tai kaip, visi ruošėsi jau eit miegoti, jau kažkaip išsiskirsti, aš likau vienas su savo mintim ir tos mintis man labai tokios būna įdomios vakarais ir kaip tik galvoju, ką čia padaryti, kažkaip, kaip nustebinti Vilmą, ką padaryti tokio faino, nes noris kažkaip ją nustebinti, nes aš labai ją myliu. Taip, tos dienos iš ties niekada nepamiršiu. aš irgi gerai padirbėjom. Ne tik dėl to. Tai ne. Aš baisingai nugastavau, kai Deimantas dingo. Tikrai galvoju, kad blogai baigsis. Oi, baisiausia, išgazdino visas baisiausias. Ypač Vilmutė. Va,
Va šitą. Tada kažkaip išėjau tos valties ieškoti tą naktį. Ir einu, taip tamsu, labai tamsu, neišžibintų, nieko nematau, toks bandau kažkaip patekti link vandens telkinių ir einu pagal kvapą. Tokį specifinį vandens kvapą. Va, toks specifinis kvapas kažkoks vandens, kaip kurkulai, ten tas žuvies, kažką tai, kad privestų prie to vandens. Einu. Ir jau beeidamas, kadangi naktis nieko šliurkšti ir į tokį, kaip į duobę tokį įkritau. Ir nesuprantu, kur aš, kaip į valtį, ne į valtį, aš bandau lipti, nieko nesuprantu, aš tada, sakau, Deimantai, aš kietas, aš nusiraminau kažkaip ir jaučiu, yra toks lengvas siubavimas. Siubu, valtis. Aš įkritau valtį, galvoju, kaip gerai, aš pabūsiu toj valtį, išauš rytas, ateis šeimininkai ir galėsiu nusipirkti aš tą valtį ir dovanot Vilmai. Ir galvoju, gerai, tada aš padėsiu galvą ir padėjau tą galvą momentaliai iškart, nes buvom ten, nesvarbu, iškart momentaliai užmigau ir laukiu ir aš taip miegu. Ir taip prasibudinu ir jaučiu, kad dar tamsu. Aš kai laikrodį pasižiūriu, nieko nematau, nes tamsu, o laikrodis vienintelis dalykas, kurį turėjau tada. Galvoju, gerai, dar naktis, tai dar galiu pasnausti šiek tiek. Dar pasnausiu, vėl užsimerkiau, vėl užmigau. Nes irgi dar po vakarų mes buvom gerai toj kondicijai paragavę. Ir žodžiu, ir gavos taip, kad aš pradėjau jausti tokį keistą jausmą, tokį šviesą. Ryškia šviesa, taip jaučiu ir taip aš bandau ant to šviesos, prasimerkinėjau ir aš paplūdimy. Karšta, kvėpuot nėra kuo, smėlis, toks visas išsigans, viskas, galvoju, jau man amžinatilsį, aš jau papuoliau kažkur ten tą geresnį vietą. Bet ne, pasirodo, ne, viskas buvo gerai, aš taip atsikeliu, atsistoju, karšta ir aš matau, tolumoje kažkaip po dešinę man tokie du vyrai ateina su kapranugariais, tokiais, kapranugariai buvo. Ir jie ateina ir kažką ten, driekia į mano pusę ir pirštų rodo. Toks buvo stambesnis. Ir nieko nesuprantu ir man pirma mintis instinktyviai - bėgti. Aš į kojas bėgu, nein pabėgti, vis tiek atsisuku ir taip įsižiūrėjęs, žiūri, ne lietuviai, su ūsais tokie, žinai. Ūsai, turkai, tenai buvo turkai ir pasirodo, kad tą valtį visą kažkaip gavos taip, kad jie įkrovė į fūrą ir išgabeno į Turkiją. Bet tai niekaip nesuprantu. Mėly žiūrovai, mūsų laidoje turbūt pirmą kartą tokia istorija, kad žmogus štai taip netyčia imtų ir išvežtų į Turkiją. Ir kaip jie jūsų nepamatė? Va čia irgi nežinau, nes pati valtis buvo tokių tentų užklota, tai gal ir nepamatė. Bet tai stojo sunkvežimis pasieniuose, tikrino? Gal stojo, nežinau, mėgau, stojo tikrai ir matyt, nepatikrino. Vat tokia istorija. Neįtikėtina, galima sakyti. Vat aš nežinočiau pats, man kas papasakotų, nepatikėčiau. Vat atrodo, nepatikėčiau. Tikrai. O kas sakau po to? Oi, po to tie vyriškiai mane pačiupo, pagavo, užsisodino. Nantukų pranugarui, sako, all right, no afraid, čia jeigu išversti į tą lietuvių kalbą, tai būtų viskas gerai, nebijok. Ir tada mane nuvežė į policiją, tada į ambasadą, ir ten jau kas vyko, jau kaip ir aišku, kokie procesai. O jūs, Vilma, sulaukite skambučio? Taip, paskui jau sulaukiau ir skambučio, ir ambasada lėktuvo bilietais pasirūpino, žodžiu, ir apgailestavo dėl situacijos labai. Kam papasakotumėm šitą istoriją, niekas nepatikėtų tikrai. Ir tada jūs, Deimantai, saugiai parskridot, ar ne? Jis saugiai parskrido? Taip, saugiai parskrido, mes jį pasitikom oro uoste, visas toks su pižamytė, nusmurgęs buvo, ta striukytė tokia lengva uždėta. Ir šiaip man tai tiek emocijų, tiek išgyvenimų patirta, tiek visko per tą laiką ir šitiek laiko savo dabar jau vyro buvau nemačius. Tai tikrai siaubinga, bet žinot, dabar žiūriu į jį ir aš suprantu, kad nenorėčiau savo gyvenimo be šito žmogaus gyventi ir be visų šitų istorijų. Na, matote, mėly žiūrovai, meilė iš tiesų gali būti visokia. Ir su įkalnėmis, ir su nuokalnėmis, ir su valtimis, ir su nuotykiais Turkijoje. Tačiau tai nekeičia fakto, jog meilė tai yra stipriausias jausmas ir gražiausia dovana, kurią galime vienas kitam įteikti. Vilma ir Deimantas susidūrė su nemenkais iššūkiais, tačiau šiandien jie stiprūs kaip niekada. Vos prieš 2 savaitės šie jaunuoliai vienas kitam prižadėjo
Mylėti amžinai. Galbūt pasimatysime jūsų popierinėse vestuvių metinėse, ko gero su dar įmantresnėmis istorijomis. O žinot, va tokios vestuvės buvo. Ir laidos pabaigai paskutinis klausimas. Vestuvės praėjo, jau galima šiek tiek atsipūsti ir kokie dar darbai jūsų laukia? Na, pirmiausia, tai manau reikėtų sėsti ir dovanas išpakuoti. O nepavyko dar to padaryti? Ai, turėjome mes ir taip, ką veikti. Tai ta prasme, ką jie čia nori pasakyti? 2 savaitės po vestuvių, tai jie dovanos neišsipakavo, ar kaip čia dabar? Koks tau skirtumas, kada jie tas dovanas pakuos? Tai šitiek širdiesgi įdėta į tą dovaną, šitiek laiko, šitokį gerą daiktą, tai savo dulka tenai pas juos. Neuždus tas daiktas tuose dulkėse. Nebijok, išpakuos tas dovanas ir pamatys tą tavo gerą daiktą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ačiū mūsų laidos dalyviams. Mylėkite ir būkite mylimi. Bet teiktų savo, iš tikrųjų, kaip matos, kad aš jaudinas prieš tas kameras. Jo, labai matos ant veido tavo ypač. Bet žiūrėk, kažkaip gerai, matai? Visiška ramybė. Iš kur tu taip nesijaudini visiškai? Žinau, kaip įtampas nuimti. Ne, nu ir kaip? Nori parodo. Tai čia. Ką toliau veikiam, ką gal? O gal dovanas išpakuojam, ką? Dabar? Jo, smagu būtų, tiek visko gavom. Gal tu nori mano dovanėlę išpakuoti? Nu, deimantai. Žinok, aš jau prieš Ziną nebegaliu teisintis. Jinai kiekvieną rytą klausinėja, kada mes išpakuosim tą jos dovaną, aš išprotėsiu. Gerai, pakuojam tas dovanas. Dainu atneš, gerai? Vika? Kas? Nieko. Tai tęsiam? Ne, palauk. Aš turiu kai kur nulėkti. Dabar? Taip, dabar visai pamiršau, turiu kai kur nulėkti. Atsiprašau, aš tau paskambinsiu, kai ten nulėksiu, gerai? Tai kur tu turi dabar lėkti, gali gal pasakyti? Nu, aš turiu nulėkti, kai būsiu ten, kur turiu nulėkti, tada aš tau paskambinsiu. Tu tik tais, kai eisi iš namų, gerai, stipriai užrakink duris, gerai? Tai aš raktų neturiu. Tai nereikia rakto. Tiesiog stipriai užtrenk, gerai? Gerai. Ačiū tau. Iki. Iki. Klausyk šito, atsiprašau. Ai, čia šitas nuo lėkščių? Jo. Nu, žiūrėk. Eikite per gyvenimą viena kryptimi. Jauskite vienas kito širdies plakimą. Okei. Pala, toliau. Klausykite vienas kito širdies plakimą, meilę ir ranką lydinčią jūs kartu. Gražu, ne? Labai gražu. Tik originaliau galėjau sugalvoti. Nu, tai gal dėkingumo biškai galima. Gerai, ačiū. Ačiū labai Arūnui ir Nijoliai. Kas jie tokie? Taigi čia mano mamos pusbrolis su žmona. Ai, čia kur policija išvežė tą, ne? Tas pats. Ai, jo, tas įdomus. Šitą, nu, tai ką, žinau, tik skonis nelabai jų. Ai, vis tiek parduosim. Galima parduoti? Ką, žinau, bandysim. Gerai, man dabar žinai, kas įdomu, ką Zina padovanojo. Aha, jaučiu kokį blenderį baisų. Jo, liep sultis, paskui fotkint kiekvieną rytą. Įdomu, kuri čia jos galėtų būti ta dovana? Labai atsiprašau, aš... Ką? Tai gal belsis reikia, ką, Kazy? Atrakinta buvo, tai iš vis jums reikėtų susimastyti, bet kasgi gali įeiti. Tai pastebėjau, kad gali. Deima. Pakalbėti reikia skubiai. O, Deima. Matyt, kažkas svarbaus, kad trumpini vardą, ką? Nu gerai, nu, einam į terasą. Klausyk, o gal aš čia pratęsiu, ką? Jo, pasismakink čia. Gerai. Deimantai! Nu, sakyk, koks reikalas.
Labai svarbus reikalas, Deimantai. Tai tą supratau jau. Žinok, aš supratau, kad esu jau pasiruošęs. Sveikinu, labai džiugu, kam? Aš pasiruošęs. Ir tam atėjo laikas. Tu gali konkrečiai, sakyk, konkrečiai kas? Aš paspiršiu. Tu ką?